Marijampolės kolegijoje jau ilgamete tradicija tapę Respublikinės mokslinės praktinės studentų konferencijos studentų taikomieji tyrimai. Šiemet konferencijoje savo mokslinius tyrimus pristatė 47 pranešėjai. Tai yra ne tik mūsų kolegijos studentai, tai yra atvykę studentai iš Kauno, iš Vilniaus kolegijų su savo pranešimais ir žinoma labai smagu, kad kartu dalyvauja ir juos kuruojantis pedagogai, dėstytojai. Ir ši konferencija tokia netradicinė, nes iš tiesų pati konferencija vyko daugiau kontaktiniu būdu, bet reikia kalbėti apie tai, kad jungimasis buvo ir iš kitų miestų. Tai galbūt mes galėtume sakyti, kad tokia mišraus tipo konferencija. Ir šitą konferenciją studentų taikomieji tyrimai tai yra tradiciniai, organizuojama edukologijos ir socialinio darbo fakulteto beveik 2 dešimtmečius. Beveik tiek laiko, kiek ir egzistuoja kolegija. Pandeminis laikotarpis buvo truputį nutraukęs tą tradiciją. Ir šiuo metu mes iš tikrųjų šioje konferencijoje tarp 47 pranešimų, norėčiau pasakyti daugiausia, 15 yra socialinio darbo srities. Apskritai konferencijos plenarinėme posėdėje ir darbo grupėse studentai pristatė itin plataus spektro temų pranešimus. Labai džiugu, kad iš tiesų tyrėjai mūsų jaunieji pasirinkę pranešimus labai įvairiomis temomis ir jeigu kalbėti apie sritis, iš kurių jie skaitė pranešimus, tai reikia mokyklinis ugdymas ir teisė, ir socialinis darbas, ir apskaita, ir komunikacija, užsienio kalba, verslas, vadyba. Tai iš tiesų labai džiugina, nes tiek aktyvumas dėstytojų, kurie dirba kartu su studentais, tiek pačių studentų, reiškia mes kiekvienoje srityje turime aktyvių studentų tyrėjų. Vadovai džiaugiasi, kad studentai aktyviai įsitraukia į mokslinę veiklą, kuri duoda jiems neįkainojamos patirties, o be to turi ir svarę išliekamąją vertę. Jie iš kolegijos pasiima maksimaliai, ką galima pasiimti, nes į pranešimus, į tyrimąją veiklą jau ateina tie studentai, kurie turi ir analitinį mąstymą, kurie turi kritinio mąstymo pagrindus, kur geba analizuoti situaciją ir analitiškai vertinti tai, kas vyksta mūsų kasdieninėme gyvenime. Ir tą teorinę sritį tokią kilsterėti iki mokslinės veiklos. Ši konferencija, po jos bus išleistas ir straipsnių rinkinys. Gal nuo kokių 2019 metų mes kartu su konferencijų organizavimu, su pranešimų skaitimu studentai taip pat rengia ir straipsnius. Ir tai jau yra mokslinė produkcija. Nes vienas iš aukštosios mokyklos tikslų yra ne tik studijos, bet ir mokslas. Tai studentai turi mokytis atlikti tyrimus ir taip pat rengti straipsnius. Tai čia yra galbūt toks pirmas jų mėginimas paruošti šiuos straipsnius į straipsnių leidinį. Ir po šios, straipsnių leidinys, bus mūsų pirmą kartą recenzuojamas mokslinių recenzentų. Tai kolegija tokiu būdu plėtoja mokslo taikomąją veiklą ir moko tai daryti studentus. Studentams tai iš tiesų yra jų tyriminės veiklos, pačių tyriminių žingsnių toks apibendrinimas ir viešai skelbimas. Ir jie susiformuos kur kas aukštesnės kokybės kompetencijas ir papildomas kompetencijas nei tie studentai, kurie nedalyvauja šiuose veiklose. Ir labai tikiuosi, kad iš šito rato pranešimų skaitimo mes išsiaugysim ir ateityje girdėsim apie mokslininkus tyrėjus Lietuvoje.